Šiandien džiugi diena, Brasa CrossFit yra pirmas oficialus CrossFit klubas Lietuvoje. Šiandien mūsų aplankė žymus žmonės. Išbandė pirmą įvadinę CrossFit treniruotę, kuri yra naudinga žmogui. Dėl ko? Dėl to, kad mes naudojam funkcinius judesius, tai ką mes atliekame gyvenime. Mes stumiam, keliam, tupiam, bėgam. Viskas yra natūralu. Naudojam tik tai, kas yra pritaikoma gyvenime. Kiekviena treniruotė yra nuolatos besikeičianti. Tai vadinasi, kiekvieną kartą atėjus, jūsų bendras fizinis pasirengimas gerėja. Ir trečias dalykas tai yra aukštas intensyvumas pagal jūsų pajėgumą. Ką tai sako? Tai sako, kad nesvarbu, koks tavo fizinis pasirengimas, kokio amžiaus tu esi, kokios lyties tu esi ir kaip tu jautiesi šiandien, Brasa CrossFit klubas suteikia tau galimybę ateiti ir daryti visą tai, ką kiekvienas gali. Sportuoti ir gerinti savo fizinę būklę, tiek psichologinę būklę ir sutvirtėti, pasiruošti gyvenimui, pasiruošti iššūkiams ir taip jūs pasieksite savo norimus tikslus. Įspūdžiai nuostabus ir iš tikrųjų tai yra visas tas scenos geras, pamirštas dalykas, ką mes netgi mokykloje darėm ir tie visi beisikai ir tie pagrindai, kurius kiekvienas žmogus turėtų žinoti ir mokėti tiesiog ir labai gerai, kad yra pritaikyta kiekvienam žmogui pagal lygį. Jeigu jis negali, tai jam yra kur tobulėti ir jam iškart nėra liepiama padaryti to, ko jis negali padaryti. Tas yra labai gerai, nes kitur nueini ir iškart tave įgrūda į tokią treniruotę ir tu arba išgyveni, arba ne. Ir čia tas gerai, kad palaipsniui yra pritaikyta visiems lygiams ir visi gali pabandyti. Bloga, bet gerai, ta prasme, supratau, kad negerai yra apsileisti sportiniai srityje, linksma. Labai džiugu, kad gražus, higieniškas klubas su viskuo. Treneriai jauni, viskas tokiu greitu, kompaktišku ritmu, ypač man pačiam, kai dirbančiam darbą, kur negali skirti laiką daug, lakstyti ten kažkur štangų kilnuoti be reikalo, o čia viskas tvarkingai pašakinėjai, prisitraukiai, jauti rezultatus. Brasa CrossFit turi stiprią trenerių komandą, kurie turi didelę patirtį, tiek profesionaliai treniruojantis, tiek treniruojant žmonės. Pas mus rasite CrossFit treniruotės, kickboksą, kas yra gerai savigynai. Rasite Hurricane treniruotės, kurios papildo lygiai taip pat CrossFit treniruotės. Jis yra rato principo treniruotė, funkcinė treniruotė, viso kūno treniruotė. Taip pat turime sunkiosios atletikos klubą. Nesvarbu, į kurią treniruotę jūs ateisite, jūs būsite garantuotas, kad jūs treneris mokins profesionalas. Kodėl man patinka CrossFit? Todėl, kad sportuodami mes ne tik stiprėjame kaip asmenybės, tampame greitesni, lankstesni, sveikesni, nes gera sveikata atsakinga ir už mūsų imunitetą, o taip pat mūsų tikslas yra sveikatinti visuomenę, todėl mes esame draugiška bendruomenė. Per visą pasaulį CrossFitas yra žinomas ir tai sujungia labai daug klubų. Ir šiandien atidarimo proga atvyko pas mus iš Latvijos svečiai, iš CrossFit Teika klubo. Ir buvo puikia atmosfera, puikia nuotaika. It's really beautiful. It's really nice. You have the essential, you have the rack, you have the rings, you have the GHD, you have the bumpers, you have the kettlebells. You have enough walls to do handstand push-ups, and you have a great view. I think in summer it's going to look pretty cool. So yeah, and also weightlifting platforms, ropes, so it's very essential and efficient. So yeah, it's quite pretty cool. Nice. Kartu darėme treniruotės, vienas latvis ir vienas lietuvis komandose. Ir taip sujungdami mes taip gerinam ir stiprinam mūsų bendruomenę tarp latvių ir lietuvių. Buvo labai linksma, puikia atmosfera, pasidalinom informaciją, pasidalinom emocijom gerom ir puikiai praleidom laiką. Labai džiugu, kad Lietuvoje populiarėja CrossFit judėjimas ir jaučiame, kad artimiausiu metu mūsų Brasa CrossFit bendruomenė labai stipriai stiprės ir didės.